Hei. Sunku net rėkti 15 minučių lieka iki 8. Tai ką, žiaurusis radio centro valdžios išbandymas tęsiasi. Traškučių Rymo maratonas čia vyksta. Ir dar, čia yra kamera netgi studijoje. Mane seka, didysis brolis mane seka, nes aš turiu tikslą. Mano tikslas yra pasodinti Atsibusų Vytenių parką. Čia už studijos lango išartas dirvonas per žiemą, žodžiu, buvo statomi automobiliai, iš pievutės nieko neliko, liko arimas. Ir, kilo idėja padaryti parką. Tam reikia 8,5 tūkstančio litų, ne šiaip sau. Suskaičiavom. Bandėm išmušti pinigų iš valdžios, valdžia sakė, ne, sunkmetis. 3 kart ėjom, nepasidavėm ir Įkalbėjom valdžią, bet sako, mes skiriam tau tada išbandymą. Mielas laidos vedėjau, žodžiu, turi kiekvieną dieną kažką padaryti. Kažką keisto iškiri to padaryti. Ir šios dienos išbandymas yra suvalgyti kiek įmanoma daugiau traškučių, kukurūzų traškučių. Aš manau, kad reikėtų mums... Čia kukurūzų? Kukurūzų, čia ne bulvių traškučiai, čia kukurūzų traškučiai. Dar geriau. Aš galvoju, keistas skodė. Koloringesni gal. Beje, ten čia Jansonas, ar ne? O Jansonas atėjo. Klausyk, ir su baltu halatu šiandien. Oi, koks gražus. Vilki baltu halatu Jansonas. Jis yra iš tikrųjų baigęs veterinarijos felčerio kursus, kiek žinau. Gydo savo triušiukus, jeigu jie apsargavat namie Sauliau. Tai jeigu ką, tai sutarkim, kad, padėsi man. Aš subloguosiu labai, jeigu. Tai ką? Gerai. Here we go. Vytenis toliau pasiėmė traškučių maišą ir kemša juos į burną ir užsigeria kola. Aš dar noriu priminti, kad tai jau yra šio ryto 4. traškučių valgymo raundas. Pirmųjų 3 rezultatai yra 30 gramų, 40 gramų ir 20 gramų. Viso tai yra 90 gramų traškučių suvalgyta iki šiol. Ne 100 netraukiu. 9 x 3 tai yra 270 litų į mūsų parko fondą. Priminsim, kad čia pusę kilo yra. Pusę kilo, taip. Tai 90 gramų, 270 litų, o viso surinkti mums reikia 8,5 tūkstančio litų. Bet turime dar visą savaitę. Bet čia nebejogas. Kol Vytenis kala ir balais aptaškiau mikrofoną. Jansonas turi savo tą movelę, nieko. Atleis Vladimir. Gerai, dabar apie parką dar šiek tiek mūsų. Jeigu mums pavyks surinkti pinigus ir jeigu parkas įvyks, mes turime patvirtintą planą. Netgi spaudos rūmų savininkų bendryje uždėjusių savo antspaudą. Čia yra toks planelis. Čia yra įvairių augalų. Tai aš dabar noriu papasakoti, kokie čia bus augalai pas vis po langais. Raugeriškis Thunbergo augs toksai daiktas. Prisipažinsiu, neįsivaizduoju, kaip jisai atrodo, tas Raugeriškis. Dar yra Forsytyje lenkta šakė. Labai gaila, kad tokios prastos botanikos žinios. Aš labai ilgai sėdėjau, googlinau, žiūrėjau, ką siūlo šiemet. Apželdinimo mados kokios naujos. Čia ne šiaip kokie šūtkumi, čia medžiai kaip reikiant bus. Forsytyje yra mada? Aišku. Gerai. Dar yra Hortenzija grandiflora. Grandiflora labai gražus augalas. Gražus, ar ne? Nu ir žiūrėk, dabar einame ir prie rimtųjų augalų. Kaštonas. Taip. Aš pagalvojau, po jo soliukas turėtų būti. Aha, kaštonas, klevas arba eglė. Kaštonas. Nes kai kelis šitie kaštonai, jie žydi gražiai. Taip, paskui krenta ir kai tu sėdi, žinai, bum. Toks garsas geras, kaip muzika. Bum, bum. Galvoju, kas ten galvoje skamba? Bum, bum, kaštonai, žinai. Už tai galvoju, kad po kaštonų reikia soliukas statyti būtinai. Ir dar yra vienas augalas, lankstva japoninė Grefsheim. Čia panašiai kaip sakura, tik tai Greenswing. Jeigu sakura yra žuva, tai čia yra tokia šiek tiek į pilkumą. Tokia grei, žinai. Bet kaip pražydį, žodžiu, viskas vis tiek sudūla. Žemė iš spalvos nesimato, bet kai žydį, tai būna tokia pilkai ir rausvos spalvos. Bet tu pasiruošęs. Tai ne. Kaip reikiant pasiruošęs? Aš žinau, kur kiekvienas litas bus išleistas. Aš ne šiaip savo valstybės tarnyboje dirbu. Kaip tavo organizmas laikosi? Žinau, blogai. Blogai? Tai yra neįmanoma, yra riebus. Čia kas ten skaitai, kiek ten yra kalorijų? 480 berods kilokalorijų 100 gramų. Begaliu daugiau. Manau, kad artėja laikas pertraukai, ar ne? Jo. Lyg daryti techninę profilaktiką vėl, manau. Bet nieks nemato šiagi. Nieks nemato, ką mes čia darom. Ne, mėla kamera. Darom pertraukėlę, žodžiu. Ir priminsiu, kad visas valgymas vyksta tik tiesioginėme eteryje. Man kitaip neleido. Tai kiek suvalgiau, einam matuoti, einam sverti.